Jeigu tu matai reklamą, kuri sako, pakeisk tai greitai, ypatingų treniruočių dėka, tu galėsi atsikratyti to, kas tau labiausiai savyje nepatinka. Sumokėk mums ir mes išsiųsim tau ypatingą treniruočių planą, kas tau nepadėjo, o mes padėsim. Greičiausiai tokios reklamos yra skamas ir be abejo mes visi protingi žmonės ir mes visi suprantam, kad tai yra skamas, bet kartais tiesiog norim pasitikėti, nes šitie dalykai sužaidžia ant mūsų nepasitikėjimo savim, ant mūsų noro atsikratyti kažko, kas mus labiausiai boderina savyje ir kartais tokios reklamos suveikia. Apie viską iš eilės. Šiandien pakalbėsim apie dalykus, kurių galbūt ne visai įmanoma pakeisti sportu, bet galbūt galima kažkiek užmaskuoti sporto dėka arba šiek tiek pakoreguoti. Hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Pradėkime nuo to, kad aš nemanau, kad visiems reikia kažką savyje keisti ir kad visų kūnai turi atrodyti vienodai. Dalykai, apie kuriuos kalbėsim šiame video, aš asmeniškai nelaikau jų trūkumais. Tačiau tai yra dažniausiai pasikartojantis klausimai, ko dažnas nori savyje pakeisti arba ko atsikratyti. Dėl didelės paklausos tiesiog privalom tai aptarti. Dalykas yra įdubimai klubuose. Tokie nepakenčiami įdubimai klubuose, kurių kažkodėl dauguma moterų labai nori atsikratyti. Ir, kad kai numeti svorio, jie neretai dar ir išryškėja ir nori būti lieknesnė, numeta svorio ir tie įdubimai, kurių jinai taip nekenčia, darosi dar labiau matomi ir tai jisai užburtas ratas, kai tu niekada nebūsi patenkinta savo kūnu. Taigi, ar įmanoma sporto atsikratyti šių įdubimų? Ne visai. Šitie įdubimai atsiranda dėl skeleto struktūros. Bent kaulų struktūra, kai tarpas tarp šitų kaulų yra didesnis ir padaro šį įdubimą. Jog sportų šitos vietos negali kažkaip užkačiolinti, kad jį padidėtų ir užsipildytų. Priauga kažkiek svorio ir galbūt klubui padidėjo. Tas tarpelis kažkiek irgi užsimaskuoja. Bet jeigu mes kalbam būtent apie sportą, jeigu tu nori vis dėlto būti lieknesnė ir nenori priauginėti svorio, ir išeičių yra vis dėlto treniruoti sėdmenis. Nes jeigu sėdmenis bus treniruojami ir pats tas mūsų didžiausias raumuotas glutimus maximus bus užpumpuotas ir padidės, kažkiek vizualiai tas tarpas tiesiog susilygins. Jis gali netapti visai nematomas, tačiau vizualiai kažkiek jį galima užmaskuoti. Vėlgi pakartosiu, jeigu jums trukdo šitas tarpas, nes aš nematau tame nieko blogo turėti tą įdubimą. Antras dalykas yra juosmuo. Ir labai daug merginų nori turėti siauresnį juosmenį ir tokia geidžiama yra smėlio laikrodžio figūra, kai juosmuo yra siauresnis ir klubai platesni ir labai daug merginų galvoja, kad sportu galima pasiekti tą plonesnį juosmenį. Klausimas, ar galima? Ne visai, nes tai irgi labai daug priklauso nuo jūsų skeleto struktūros ir nuo to, koks yra jūsų būtent sudėjimas pačio torso ir nuo to, kaip išsidėsto šonkauliai ir visi vidiniai organai. Galim paimti du pavyzdžius, dviejų labai gražių merginų, kurių yra panašus ūgis ir panaši kūno masė. Tačiau figūros yra visiškai skirtingos. Emily Ratajkowski ir Hailey Bieber. Abidvi daugmaž panašaus sudėjimo, tačiau labai skirtingos figūros. Jeigu mes atkreipsim dėmesį, tai matysim, kad Emily Ratajkowski turi ilgesnį torsą, ji turi ilgesnį būtent patį kūną ir trumpesnės kojas. Ir tokiu būdu pas ją išsidėsto visa ta figūra, taip kad visas juosmuo yra siauresni šonkauliai ir klubai kažkiek išryškėja. Tuo tarpu Hailey Bieber yra panašaus ūgio, jos torsas yra trumpesnis, jos pats kūnas yra trumpesnis, ji turi žymiai ilgesnės kojas, jos tikrai labai gražios ilgos kojos. Ir dėl to jos figūra jinai bus tokia labiau kaip stačiakampis, tuo tarpu kaip Emily Ratajkowski labiau ir yra kaip ta hourglass figure. Irgi tu gali sulieknėti, tu gali numesti svorio, tu nelabai gali tą kažkaip išryškinti, nelabai gali savo tą figūrą pakeisti. Ir didelė labai klaida, kai pradeda sportuoti ir pradeda labiau treniruoti savo tos šonus, šoninius raumenis, galvodami, kad išryškės juosmuo tokiu atveju, bet atvirkščiai ten tik tai padidės raumenis ir juosmuo pasidarys dar platesnis. Todėl jeigu norisi to smėlio laikrodžio efekto, tai be abejo reikia atsikratyti nereikalingo svorio, jeigu yra papildomas riebalinis sluoksnis aplink juosmenį pilvo srityje, tai jo atsikratyti ir kaip aš jau sakiau, ne būtinai sporto dėka, o vis dėlto visa tai prasideda nuo mitybos.
Mes jau aptarinėjom tai vienam iš mano video, aš jį prisegsiu čia, apie mitybą ir sportą ir kas yra svarbiau. Einant numesti svorio, būtent mityba yra pirmoje vietoje. Taip juos atliekna ir neturit papildomo riebalo, tai aš kaip patarčiau labiau treniruoti priekinius pilvo raumenis, kad pilvas pasitemptų iš priekio, bet nelabai treniruoti tos šonus, kad jie neišryškėtų dar labiau ir nepadarytų dar labiau stačiakampio efekto figūros. Taip pat treniruoti sėdmenis ir galbūt netgi kažkiek treniruoti rankas ir pečius, kad vizualiai jūsų figūra taptų, jeigu jūs jau taip siekiat tos figūros, nors aš manau, kad ir kitos figūros irgi gražios, bet vizualiai tiesiog kažkiek pridėjus apimties viršui ir kažkiek pridėjus apimties apačioj raumenų dėka ir per daug netreniruojant to preso, galima pasiekti to efekto, kad klubai ir krūtinė atrodys platesni, tuo tarpu jausmo atrodys siauresnis. Čia jeigu jūs labai norite šito efekto, tai vienas iš tokių būdų, kur kažkiek galima pakoreguoti. Tačiau, kaip jau ir pasakiau, jeigu jūsų figūra nėra ta hourglass, tai vien sportu ir vien treniruodami kažkaip ypatingai presą, jūs nepadarysit iš Hailey Bieber Emily Ratajkowski. Pabrėšiu, abi figūros yra gražios, aš juose nei vienoje, nei kitoje nieko nenorėčiau keisti. Be abejo, dar vienas labai svarbus dalykas, kurį praktiškai kiekviena mergina norėtų pakeisti sportu, tai yra krūtinė. Kiekviena moteris norėtų galbūt pasportuoti ir padidinti sporto dėka krūtinę, arba pasportuoti ir patempti sporto dėka krūtinę, arba padaryti ją kitokios formos, arba padaryti ją, nežinau, labiau simetrišką. Ir vėlgi čia viena iš tų situacijų, kur ir taip, ir ne. Krūtinė nesusideda iš raumenų, tai yra pieno liauka ir riebalas. Tokiu atveju gaunasi, kad kai mes numetam svorio, krūtinė sumažėja ir dar labiau nukarsta. Todėl dažniausiai, ypač jeigu mes kalbam apie vyresnio amžiaus moteris, tai krūtinė dar ir truputį nukarsta, dėl to, kad jau nėra to stangrumo natūralaus odos kaip jaunystėje ir dėl to tai irgi įtakoja tą visą krūtinės formą. Taip pat praktiškai neįmanoma pakeisti dydžio, mes jau tai tikriausiai visi žinom. Vienintelis dalykas, kaip galima pakeisti dydį, tai yra, jeigu jūs kažkiek priaugot svorio ir padidėjo jūsų apimtis, krūtinė, kadangi irgi turi riebalų, irgi gali šiek tiek padidėti. Taip, yra šiokie tokie būdai, kaip galima kažkiek krūtinės formą pakoreguoti. Vienas tai yra be abejo sportuoti ir daryti pratimus krūtiniai, krūtinės tas pectorals raumenis, kurie yra priekiniai. Su svoriu yra atsispaudimai, kurie nukreipti padaryti tą cleavage dekolte zoną kažkiek labiau išryškintą ir pasitempus. Tokiu būdu kažkiek galima vizualiai koreguoti savo krūtinės išvaizdą. Bet dar vienas, dar svarbesnis dalykas, tai yra be abejo laikysena. Jeigu jūs sportuojant, reikia treniruoti savo nugaros raumenis, nepamiršti apie laikyseną, nes geresnė laikysena ir tempus nugara išlaiko krūtinę ilgiau pasitempusią ir kažkiek tą formą irgi vizualiai gali atrodyti gražesnė, estetiškesnė. Tai yra tai, ko dauguma moterų siekia. Krūtinė ne raumuo ir pačios krūtinės padidinti sportų pratimais neįmanoma. Jums buvo naudingas šis video, būtinai spauskit patinka, tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Atsiminkit, kad mes sportuojam tam, kad savo kūne jaustumės geriau, o ne dėl kažkokių grožių standartų. Stenkitės labiau galvoti apie tai, kas jums savo kūne patinka, o ne apie tai, ko jums savo kūne trūksta ar ką jūs norėtumėt savo kūne pakeisti. Todėl tai visada pabrėšiu, kad bendras sveikas gyvenimo būdas, subalansuota mityba, geras miegas savo gyvenime ir be abejo sportas, bet tik tam, kad jaustis geriau, o ne tam, kad įvaryti dar daugiau kompleksų ir nepasitikėjimo savim. Ačiū visiems, kas pažiūrėjo šį video iki galo. Taip pat galite pažiūrėti šitos video. Visiems bye!